Dėl paauglystės konfliktų dažniausiai kaltinami vaikai. Tarsi jiem čia kažkas viskas negerai, jie nesusipranta, nesuvaldo savo emocijų ir dėl to viskas šitie kiviršai vyksta. Bet aš galvoju, viskas prasidėjo žymiai anksčiau. Nuo pat vaikystės mes nuolat žiūrim savo vaikus ir mes iš tikrųjų net negalim žinoti, kiek jie paaugo šiam momentui. Todėl nusakom, va tavo ribos yra čia. Bet vaikas žino, jisai žino, aš galiu daugiau. Bet mesgi neleisim, mes nežinom. Ir taip vyksta mažiukė kova. Mažas vaikas, maža kova. Po tos mažos kovos, na gerai daryk, leidi daugiau. Ir vėl vaikas jau gali daugiau ir vėl ta pati kova. Ir taip iki pačios paauglystės. Bet čia jau vaikas gali padaryti žymiai daugiau. Jisai gali specialiai padaryti, jis eina į mokyklą vienas, jau tu jo neprižiūrėsi visada. Jis po pamokų kažką gali padaryti. Ir čia prasideda iš tikrųjų dalis nesąmonių, kurios vaikai padaro kartais dėl to, kad ašgi visada su tėvais pykstos. Visada tėvai man neleidžia, manęs tėvai visada nesupranta. Ir aš tada padarysiu specialiai, iš principo, kad ir aš žinau, kad yra negerai taip daryti, bet padarysiu. Tai kas kaltas dėl paauglystės konfliktų?